Jo, tai va beveik taip galima sakyti, čia tvora tik tai tokia aptverta, kad kas nors nenukristų nuo to skardžio, nes labai status yra iš tikrųjų vietom, tai grinai kaip siena. Va tai padarysiu gal video ar kokių keletą nuotraukyčių, kaip čia atrodo pas mane. Tai va ir iš tikrųjų aukštai čia, kokie 20 metrų ir paskui, jeigu kristum į tos visokios čia tos, kaip ten, gervogės, nelabai begelbėtų pagalbos iš tikrųjų. Jo, tai va, tai čia irgi panašiai, tik tai, kad tų medžių nėra čia, vien gyvatvara, tos gervogės ir labai dideli spygliai tokie, tai kaip įsisektų, tai geriau nejudėtų. Va, čia gruodžio mėnesį šitoj vietoj biški toliau, gal čia kilometrą reikia dar tolyn pavažiuoti, kur namai buvo nusilydę nuo šitų skardžių, tai per tą audrą, tai va čia visai netoli yra. Čia šitie namai tai kokie irgi 40 metrų, pats pirmas namas gal nuo skardžio yra. Va, tai dar gan tolokai, bet ten jau kitur, ten 3 metrų kokie, daug investicijų visokiausių skaičiau bus, kad tvirtint tuos šlaitus. Kažką Juozas sakė, Juozai, klausau tavęs. Jo, gerai, Juozai, tada, tai jo, aš negirdėjau, kad kas čia pūstų. Ar yra dar kas nors iš Lietuvos, o gal Romas esi, LY3NX, čia M0 MPQ klausau. Jeigu varžybose dirba, tai ko gero.